Sveiki. Šiandien gilinamės į situaciją Lietuvoje, gegužės pabaigoje, paskelbta valstybinio lygio ekstremalė situacija. Priežastis – pavasario šalnos. Bet ne šiaip sau šalnos, o itin stiprios, ilgai trukusios padarė didžiulę žalą žemės ūkiui. Taip, situacija tikrai, sakyčiau, labai neįprasta. Turėjom rekordiškai šiltą kovą ir balandį. Augalai pradėjo vegetuoti 2, o kai kur net 3 savaitėm anksčiau. Taip anksti. Būtent. Ir tada, gegužį, kai viskas jau žydėjo, augo pilnu tempu, staiga smogė tos šalnos. Vietomis temperatūra krito iki -7, net girdėjau iki -9 laipsnių. -9. Po tokio ankstyvo starto tai turbūt pražūtinga. Tiesiog pražūtinga, taip. Toks šaltos augalams, kurie jau buvo, vasaros režime, tai buvo didžiulis šokas. Ir štai Žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, kuris beje paskirtas ir šios situacijos operacijų vadovu, sakė, jog tai viską žudantis šaltis ir palietė beveik visą šalį. Koks tas nuostolių mastas dabar vertinamas? Ką rodo pirmi skaičiai? Tie preliminarūs vertinimai, tiesą sakant, gąsdina. Kalbama apie nuo 50 iki 90% prarasto derliaus. Aišku, labai priklauso nuo regiono, nuo kultūrų. 50-90 tai didžiulis intervalas. Taip, bet labiausiai nukentėjo tie, kurie anksčiausiai ir pradedam vegetaciją, tai sodininkai ir uogininkai. Ten situacija, kai kur tiesiog tragiška. Prarasta beveik viskas, 100% vaisių ir uogų. 100%, visiškai viskas. Taip. Ministras bendrai minėjo apie 70-80% netekimo būtent šiame sektoriuje. Ir tos šalnos, kaip minėjai, jos tęsiasi beveik 3 savaitės. 3 savaitės. Tai turbūt paveikia ne vien sodus ir uoginus. Deja, ne. Nors sodininkai ir uogininkai nukentėjo skaudžiausiai, bet žala matoma ir daržovių laukuose. Nukentėjo ir javai, net pievos, ganyklos, poveikis tikrai platus. Suprantama. Ir štai tada vyriausybė paskelbė tą ekstremalią situaciją. Ką šitas statusas, realiai duoda tiems ūkininkams? Ar tai tik formalumas? Oi, tikrai neformalumas. Tai yra labai svarbus teisinis įrankis. Visų pirma, šis statusas atveria kelią ūkininkams prašyti kompensacijos už nuostolius. Aha. Antra, tai duoda pagrindą derėti su bankais dėl paskolų atidėjimo, gal palankesnių sąlygų, finansinių įsipareigojimų. Tai labai aktualu dabar. Be abejo. Trečia, valstybė gali kreiptis į nacionalinį krizių fondą ir prašyti paramos iš Europos komisijos. Ir ketvirta, kas irgi svarbu, tai padeda išvengti sankcijų. Jei ūkininkas dėl šalmų negali įvykdyti kokių nors įsipareigojimų pagal paramos schemas. Tai konkretūs dalykai. O ką dabar praktiškai reikėtų daryti tiems, kas nukentėjo? Ką patariam? Svarbiausia dabar kuo greičiau fiksuoti žalą. Yra nustatytas terminas 15 darbo dienų. 15 dienų. Gana greitai. Taip, reikia skubėti. Reikia fotografuoti, filmuoti tuos pažeistus plotus, viską detaliai aprašyti ir pateikti savo savivaldybės žemės ūkio skyriui. Nes tai bus pagrindas vėliau prašant kompensacijų. Aišku. Šioje situacijoje, medžiagoje, kurią nagrinėjame, iškyla ir klimato kaitos klausimas. Minimas klimatologas Justas Kažis, kuris sako, kad būtent tokie ekstremalūs vyravimai, labai šilta, o paskui staiga labai šalta, tai yra klimato kaitos pasekmė. Ar taip išeina, kad prie to teks pratintis? Panašu, kad taip. Ekspertai, tiesą sakant, jau senokai apie tai kalba, kad tai, kas anksčiau buvo retenybė, tokia anomalija, dabar tampa dažnesniu reiškiniu. Ir intensyvesniu. Ir kas svarbiausia, sunkiau prognozuojamu. Sunkiau prognozuojamu. Taip. Tai reiškia, kad ankstyvos vegetacijos ir vėlyvų galnų rizika tik didėja. Ir tai parodo, koks pažeidžiamas yra mūsų žemės ūkis. Reikia ne tik reaguoti į krizes, bet ir, sistemingai ruoštis. Taip. Kaip cituojamas agronomas Valentinas Genis. Negalime ir toliau taip elgtis kaip iki šiol. Turi pasikeisti mūsų mąstymas. Kokie tie konkretūs būtai prisitaikyti minimi šaltiniuose? Yra kelios kryptis. Viena svarbiausių ūkių diversifikavimas. Tai reiškia neauginti tik vienos ar 2 kultūrų, bet turėti įvairovės. Auginti galbūt skirtingo ankstyvumo, skirtingo atsparumo augalus. Kad jei vieni nušaus, kiti gal išliks. Būtent.
Taip pat minima atsparesnių veislių paieška, jų diegimas. Labai svarbu gerinti dirvožemės sveikatą. Sveikesnis dirvožemis padeda augalams lengviau ištverti stresą. Na ir žinoma, draudimo sistemas, tvaresnis ūkininkavimas. Vadinasi, kalba eina ne apie kažkokius paviršutiniškus pakeitimus, o apie esminį požiūrio keitimą. Tai apibendrinant, ši ekstremali situacija dėl šalnų yra, labai skaudus, bet ir labai aiškus signalas. Signalas apie klimato kaitos grėsmės žemės ūkiai. O valstybės atsakas dabar tai būtina pagalba gelbėjant tuos, kas nukentėjo labiausiai. Tiksliai, tai yra netidėliotina pagalba dabar, bet kartu tai ir proga, rimčiau pradėti galvoti apie ilgalaikius sprendimus. Ir šaltiniai pabrėžia, iniciatyvos turi imtis ir patys ūkininkai, ieškoti būdų, kaip didinti savo ūkio atsparumą, diversifikuoti, taikyti tvaresnės praktikas. Ir pabaigoje palikime klausimą pamastymui. Jeigu tokie nenuspėjami orai ir dėl jų prarandamas diržlis tampa, mūsų nauja realybė, tai kaip turėtų keistis ne tik ūkininkavimas ar valstybės parama, bet ir visa maisto tiekimo sistema. Galbūt net mūsų pačių, kaip vartotojų įpročiai ir lūkesčiai.